Na va. Dirba darbą. Čia padėti Laimūną. Prašom. Dubelis rūksta iš alaus. Nu ką, ragaujam. Kas čia per žvėris? Gardus? Savo vietą užėmęs jau, išsikovojęs. Nu ką, pradžiojam tai buvo sunki, kaip ten bebūtų. Apie Šiaulių žemę, Šiaulius mes sužinome iš 13 amžiaus, kada vyko kovos tarp Mindaugo ir žemaičių kunigaikščių. Vis daugiau ir daugiau žinių pasirodo nuo 15 amžiaus maždaug vidurio, kada šaltiniai mini nebe Šiaulių žemę, o Šiaulių valsčių. 1572 metais Mikalojui Radvilai Našlaitėliui buvo suteikta teisė iki gyvos galvos valdyti Šiaulius ir kai kurias šio krašto žemes. Tuo laiku įvyksta didieji pokyčiai ir buvo nuspręsta įsteigti karališkasis ekonomijas ir tarp tų karališkų ekonomijų pateko ir Šiaulių valsčius. Greičiausia, alus buvo varomas ir dvare savo poreikiams, kadangi čia buvo didžiulis biurokratinis aparatas. Na, o alus tai buvo iš tikrųjų geriamas iš esmės kasdieną. Vanduo buvo daug pavojingesnis, nes buvo galima užsikrėsti įvairiomis žarnyno ir kitomis ligomis. 1578 metais atsirado ir geralų mokestis. Esat girdėję tokį žodį, kad grašys. Taigi, čia yra lietuviški grašiai. Čia yra Žygimanto Senojo grašis 1535 metų. Patys smulkiausi pinigai tai buvo denarai. Jų 12 vienetų sudarė vieną grašį. Visur vytis, vytis. Jeigu yra vytis, tai jau moneta yra lietuviška, grinai lietuviška. Štai šitais pinigais ir buvo mokama geralų mokestis, kas ant stalo. Esame Didždvario teritorijoje, kuriame tikėtina buvo seniausias bravoras. Nuo 97 metų. Čia. Kaip alaus daryklui, tai tikrai jos istorijai nieko nereiškiantis laikotarpis. O mano gyvenime tai labai nemažas laiko tarp. Atėjus ko gero čia irgi ta situacija buvo tokia, vadinkim taip, švelniai liūdna. Liečia pačią ekonominę situaciją įmonės ir technologijas visas, ir įrangą. Dešinėje pusėje matom 4 aukštų pastatą, kuriam buvo verdamas alus. Čia stovėjo 2 užmaišymo katilai, tenais virimo katilas. Alaus gimimas anais laikais gimė, buvo čia, vyko visas. Po visų šito statinių randasi rūsiai. Čia stovėjo atviro fermentavimo talpos. Iš principo buvo visoje šitoj patalpoje stovėjo visur aplinkui. Šita dalis ir ten už sienos, kuri yra, taip pat buvo pilna talpų. Tiesiog buvo toks palikimas. Reikėjo kardinaliai keisti viską. Arba, kaip sakyt, išnykti iš istorijos. Ieškant dokumentų apie Šiaulių ekonomiją, apie guberniją, buvo Varšuvos
senųjų aktų archyve rastas inventorius, kur trumpai yra užsimenama, kad 1665 metais Šiaulių dvare buvo bravoras. Tas bravoras yra medinis, dengtas dranyčiamis stogas, tai yra būtent tokiamis medinėmis lentelėmis. Būtent 17 amžiaus antroji pusė ir yra bravoro paminėjimo pusė. Ir tos datos, kada iš tikrųjų bravoras pirmą kartą paminimas, tai yra tikslintinos. Netgi šiandien čia dirbančių žmonių yra šventusių įvairiausius jubiliejus. Ne 200 metų, pavyzdžiui. Šiandien mes švenčiam 350 metų. Ir vis keičiasi tas laikotarpis, nes mes apie ją sužinom vis daugiau. Archyve mes matome, kad ten aprašyta bravoro vieta. Iš vienos pusės yra ežeras, iš kitos pusės miestas. Tai jeigu šiauliečiai tiksliai žino, kad šiuo metu prie gubernijos jokio ežero nėra. Ir visada savotiškas klausimas, ar kiek tai yra realu, kiek tai atitinka teisybę, kiek šiandien mes galim sakyti, kur tas ežeras, kodėl jo mes nematome. Ir štai atsiranda žemėlapis, kuris buvo sudarytas saksų kariuomenės 1699 metai tiksliai. Ir tame žemėlapyje matome, kad yra pažymėtas ežeras. Jo pavadinimas yra Vimšna. Kai buvo žemės reforma, reikėjo dalinti žmonėm žemės. Niekas nenorėjo taip labai paprastai atsisakyti žemę. Buvo sugalvota nusausinti dalį ežero. Ir nusausino tą dalį nuo mūsų alaus daryklos ežero ir išdalino žemės. Dabar šiauliečiai, kurie važiuoja link Joniškio, po kairiai pusė toje vietoje yra pelkė. Daug kas atsimena tenai, kad buvo gal kažkiek tai ir vandens. Pamenu parodose, susipažinom su to Loto rezerviu ir prasidėjo tokias dėrybos tada Šveicarijoje, naujos gamyklos pirkimas. Įdomios tos dėrybos buvo. Pirmą kartą mes iš to lagerio išėję žmonės ten. Labai gražioje vietoje įkurta kalno, ten prie Berno kalnas toksai, pagal jų galbūt ten kalva yra, pagal mus tai buvo kalnas jau. Kalnas didelis. Tai šlaito pastatyta gamykla ir tada apžiūrėjom, jinai atitiko mūsų pageidaujamus pajėgumus. Dar neišmontuota. Ir taip. Tai čia vasarą, kada buvom nuvažiavę, būdami Vokietijoje, aš atrodo. Šiaulių ekonomijos raidai didelę reikšmę turėjo Tyzenhauso valdymas. Sumanė, kad karališkose valdose turi būti pradėtos statyti manufaktūros. Jau 1767–8 metais buvo įsteigtos 4 gubernijos. Tai yra Šiaulių dvaro valdos padalintos į 4 gubernijas. Taigi šiandien minima gubernija, tai yra šitų reformų metu įsteigta. Bravoras jau pradėjo dirbti ne tik tai dvaro poreikiams, bet ir masinė, iš dalies masinė produkcija. Medinį mūsų gubernijos bravorą pakeitė pramoninis alaus pastatas. Čia mes matome gubernijos pamatuose įmūrytą akmenį. Nuo šios datos buvo pradėta pramoniniu būdu virti alus gubernijos bravore. Kaip tik dabar matome tą tarpą tarp pagrindinių lubų ir išorės, į tą tarpą buvo dedamas ledo luitai, kurie būdavo pjaunami iš ežero žiemos metu, suvežami čia, sudedami ir tas ledas, šaltis, jisai, kaip sakyt, atvėsindavo tas patalpas ir palaikydavo tą temperatūrą, ypatingai, kas buvo labai svarbu vasaros metu. Tokia
labai iliustratyvi anų laikų šaldymo sistema. – 1795 metais Šiaulių ekonomija yra perduodama valdyti Platonui Zubovui. Bravoras tampa stambia pramoninę gamyklą. Pirmoje nuotraukoje pačios gubernijos matome, kad yra elektros jau stulpai matomi. Gubernija yra pati seniausia Lietuvos veikianti pramoninė įmonė. Esame čia prie seniausio Šiaulių krašto pastato, dar Tyzenhauzo laikais statyto, apie 1768 metus. Jeigu matote, pirmas ir antras aukštas yra iš lauko akmenų sumūrytas, o per pramonės suklestėjimą gubernijai nutiesus geležinkelį yra primūryti 3. ir 4. aukštas, nes reikėjo gaminti daugiau alaus ir jau tada mūsų alus pasiekdavo Peterburgą, Maskvą ir Varšuvą. Jo, mes gamyklą demontavom visą ir sumontavom per vienus metus. Taip. Lygiai, dar taip. Ten dienos klausimas buvo. Ne tik, kad demontavome, prasivežėme, pastatėme naują gamyklą iš esmės. Visą cechą. O ką, sumontavom ir tada atvažiavo brigada jų paleidėjų. Pameni, kai jie patikrino pagrindinius ten mazgus, sakykime, tas, kaip veikia ta programa ir pasakė, kad jie nepatikėjo, ką mes patys padarėm. Taip, ir pasakė, sako, iš principo aš nežinau, čia ką daugiau daryti, reikia dirbti. Salyklo kelionė link alaus prasideda va čia šitam ceche. Čia mes turim salyklo bunkerį, salyklo malūną, salyklą sumalam ir paruošiam užmaišymui. Kad vyktų geresnė alaus mėsos filtracija, reikalinga, kad dalis būtų sumalta miltais, dalis kruopom, dalis lukštais. Nusileidom į virimo cechą. Čia mūsų yra bravoro širdis. Čia prasideda pats alaus gimimas. Turim 2 užmaišymo katilus, kuriuose ir maišom tą, ką sumalėm malūnė 3-4 aukšte. Paruoštas ir apcukrintas mentalas keliauja į filtracijos katilą. Galim pasižiūrėti, kaip visą tai atrodo. Alus be apinio aromato, be apinio kartumo visai nealus. Todėl tas įrengimas reikalingas apinių sudėjimui tiesiai į virimo katilą. Verdam valandą ir taip paruošiam alaus misą rauginimui. Maždaug 1904 metais šitie rūsiai buvo išnaudojami ypatingai paskirčiai. Tarnavo kaip slėpynė, kuri slėpė lietuvišką spaudą. Alus buvo vežamas į Sankt Peterburgą ir Varšuvą. Iš ten kraunama lietuviška spauda į tas pačias tuščias statines, parvežama čia į tuos galingus rūsius ir slepiama. Žandarai jau pradėjo išsiaiškinti liktai, kad čia yra kažkas tokio. Atvyko į alaus daryklą, bandydami patikrinti. Kaip tik buvo atvežti vežimai su ta literatūra. Bačkose buvo pilna tos literatūros ir jie buvo visiškai aiškiai užtikti, tačiau tos bačkos buvo uždarytos. Grafas Zubovas griežtai labai nurodė darbininkams sukrauti tos visos bačkas jam į vežimėlį labai greitai. Ir jisai apšaukęs dar apibaręs, kai jie čia taip labai veltėdžiauja ar greitai su botagėliu ir palinkėjo sėkmingo patikrinimo ir pats išvažiuoja su visa ta literatūra per vartus.
tas atvejas sako, kiek buvo čia rizikuojama iš tikrųjų ir kiek buvo tokio, vaikščiojimo ant ašmenų. 1915 metais, kai prasidėjo pirmasis pasaulinis karas, miestas sugriautas, o gubernija, kad yra apgriauta, dar vykdo gamybą. Ta gamyba, aišku, labai sumažėjusi, bet žmonėm administracija stengiasi dar rasti darbo. Už kelių mėnesių laikraštyje, kad dalis alaus yra išgerta, o likusi dalis išpilta. Gubernija buvo pirmą kartą visiškai sugriauta ir įrengimai išvežti į Vokietiją. Po Antro pasaulinio karo gubernijoje alus pradėtas virti praktiškai po išvadavimo gal praėjus 2-3 mėnesiam. Apie tai jau rašė Raudonoji vėliava. Kiek visi mes per vasarą ir žiemą išgeriame limonadų. Bet kas būtų, jeigu tektų tokią daugybę bonkų pripilstyti savo rankomis? O štai Šiaulių gubernijos bealkoholinių gėrimų cecho komjaunuoliai per minutę pripildo net 100 bonkų. Tai dėka automatinės linijos, kurią jie patys įsirengė. Jo labiau, kad rekonstrukcija gubernijos vyko kas 100 metų, kaip pamenam istoriją. Kažkaip tai simboliškai, bet taip sutampa. 1799 buvo atnaujinta, pastatyta bačkynas, pilstymas ir grindinys ir keli pastatai akmeniniai pastatyti iš istorijos. 1895 95-97 metais. Tai atvestas geležinkelis tada buvo, ar ne? Man atrodo, tada ir garo kažkoks tai... Garo mašina. Mašina pastatyti. 5 arklio galių buvo garo mašina. Garo mašina buvo išrasta ir pirmą kartą pritaikyta Didžiojoje Britanijoje 1874 metais pramonėje. Ir po 16 metų ji jau pastatyta gubernijoje. O 2000-aisiais jau teko mums prisidėti. Gubernija visada buvo tokia labai pažangiausia. Tai... Išvirta mėsa iš virimo katilo keliauja į alaus mėsos nusistovėjimo katilą, vėliau vamzdynais į šaldytuvą. Atšaldytas alus iki 8-9 laipsnių temperatūros keliauja jau fermentacijos barą rauginimui. Šitose cilindro konusinėse talpose, kurių bravariai yra 29, o jų talpa nuo 54 iki 180 tonų, yra rauginamas alus. Rauginamas, vėsinamas, šaldomas. Mes esame gubernijos laboratorijoje. Čia atliekami visos išleidžiamos produkcijos bei gaunamų žaliavų, fiziko-cheminiai bei mikrobiologiniai tyrimai. Išraugintas ir subrandintas alus patenka į filtracijos barą. Čia jisai atskiriamas nuo mielių, nuskaidrinamas ir patenka į išfiltruoto alaus talpyklas. Iš šitų filtruoto alaus talpų alus atšaldytas, skaidrus, keliauja vamzdynais į išpilstymo barus. Tas klasikinis produktas. Mums visada buvo svarbu, kad jis būtų klasikinis, kad jis būtų toks tikras, kaip ir ta mūsų istorija.
Na, iš tikrųjų, koks tas laikotarpis? Mes čia kaip skrusdeliukai kokie. Nieko mes čia nereiškia. Mes per trumpą laikotarpį čia būnam tokioj galybėj, tokioj istoriniai tėkmėj. Nepakeisim mes čia kažko. Mes turim išsaugoti tą praeitį, ją fiksuoti, ją užrašyti, ją papasakoti. Tai šiandien tą ir darom. Ir gal tai net yra gyvenimo tikslas kažkoks tai. Surinkti kuo daugiau žinių apie guberniją, apie ją viską sužinoti ir visiems kitiems žmonėms papasakoti. Kada žinai nuo pamato iki pat kamino visą procesą padarytą ir savom galvom padarytą, tai ir pati gamykla tiesiog neatsiejama. Kaip menininkai paprastai gerai pasako, tvarinys toks yra, kas paveikslą, kas mašiną, kas dar kažką sutvėrė, o mes sutvėrėm fabriką, visą gamyklą. Viską kuria žmonės, čia dirbantys žmonės. Jie buvo didžiausia vertybė. Jie sugebėjo čia viską išsaugoti, kurti, tobulinti. Tai buvo žmonės, kurie ieškojo geriausio. Ir šiandien taip pat yra. Pats nuostabiausias alus, ar ne? Nemandagu gal čia girtis, bet paragaukim geriausio alaus.